Ar įmanoma iš to YouTube'o gyventi? Namą nusipirkau, antras namas. Nuo ko pradėjai viską? Šunis vedžiojau. Vieną dieną sudariau kamerą, telefoną ir pradėjau filmuoti. Jėzau, tos akcentų tegu slepiasi. Sako, tavo akcentas, sako, go back to your country. Ir pirmą video ištrynus iš tikrųjų esu. Botoksai, kažkokie fileriai. Tai kiek esi daugiausiai tų pinigų uždirbus iš to YouTube'o? Nu tai labas. Labai fainai, kad sutikai papasakoti savo istoriją mūsų žiūrovam ir aš pati labai excited ją sužinoti, nes kažkiek žinau, bet kažkiek turbūt ir man bus naujų dalykų. Tai nuo ko prasidėjo tavo kelionė į Ameriką? Prieš kiek metų jinai prasidėjo? Kaip sugalvojai? 13 metų. 13 metų. Atvažiavau iš pradžių kaip turistė, labai žiauriai patiko. Nusprendžiau prasitęsti savo atostogas 3 mėnesius, kadangi galima. Ir po 3 mėnesių sugalvojau, kad reikia grįžti kaip studentai su studento viza legaliai. Ir grįžau po 6 mėnesių kaip studentė, 2 metams gavau studento vizą. Labai įsimylėjau Miami, ypatingai fainas paplūdimys, faini žmonės, international, visi tokie linksmi ir Kuba, ir visokie Kolumbija, ir Germany, ir Rusai, ir viskas, visokie žmonės. Labai įsimylėjau Miami ir nusprendžiau, kad pabandysiu su studento viza ir taip ir gavosi. Bet kaip gavosi, kodėl būtent Miamis? Ir dažniausiai lietuvių važiuoja, kur lietuvių centras, Čikaga, kažkaip ten visi būris. Kaip čia pas tave tik Miamis gavosi? Nežinau, įsimylėjau tiesiog Miami, labai patiko paplūdimys, patinka karštis, patinka palmės, egzotika, tiesiog man toks jausmas širdžiai buvo miela ir pasilikau čia. Jo. O tai atvažiavus, atvažiavau vis tiek viena be šeimos. Jo. Tai ką, koks pirmas darbas? Buvo nuo ko pradėjai viską? Šunis vedžiojau. O. Yra toks rover.com ir vedžiojau šunis, žmonėm dog sitting dariau, vedžiojau, turėdavau 6-8 šunis kartais per dieną ir taip papildomai užsidirbdavau, studentė buvau ir reikėjo pinigų iš kažko gauti, tai užsidirbdavau. O tai kiek mokėdavo už tą šunį vedžiojimą? Jeigu per naktį prižiūrėt šunį $30-40, nes aš buvau South Beach, ten tipo, tokia, fancy location. Jo. O jeigu pavedžiot $15 už vedžiojimą, per naktį, jeigu šunį apie 40, priklausomai, kuo didesnis šuo, tuo daugiau mokėtų, tai išėdavau užsidirbti. Ir po to dar išsinuomojau 2 kambarių butą, Ocean Drive, ir, žodžiu, Airbnb dariau 1 kambarį nuomojau. Tai, žinok, visai neblogai užsidirbdavau. Nusukta, žodžiu. Jo. Lietuviai gali prisisukti. Jo, versli. O kada atsirado tas YouTube'as? Kaip jisai pas tave atsirado gyvenime? Prieš kažkur 9 ar 10 metų nusprendžiau, kadangi buvau kosmetologė, nusprendžiau demonstruoti, pradėti filmuoti savo tiesiog patirtį ir žinias tiesiog YouTube'ui, socialiniai medijai. Norėjau pasidalinti su visais žmonėm, pagelbėti, kas turėjo aknę, kas turėjo spuogus ar raukšleles, ir tiesiog mano aistras odai privertė mane kažkodėl vieną dieną sudariau kamerą, telefoną ir pradėjau filmuoti tai. O nebuvo tos baimės, taigi iškart heiteriai, akcentas, taigi, nes aš atsiūriau save, kaip man buvo, Jėzau, tos akcentų tegu slepiasi ir taip toliau. Tai jo, baisu buvo ir rankos drebėjo ir pirmą video ištrynus iš tikrųjų esu ir labai heitino iš pradžių, sako, tavo akcentas, sako, go back to your country ir taip toliau, ir buvo labai daug kriticizmo dėl mano akcento, bet tiesiog nekreipiau dėmesio ir norėjau mesti YouTube'ą, atvirai sakant, kokį 10 kartų ir nustojau filmuoti ir verkiau ir visko, bet ačiū Dievuliui, kad nekvitinau, nesustojau ir vis tiek ėjau pirmyn visą laiką. Tai jau supratau, kad taip ir visur būna, kaip ir santykiuose ups and downs, taip ir versle, visur tokių. O nebuvo, žinai, kaip atrodo, ten Instagramą nuhakina, dar kažko, nebuvo kažkokių tokių su tavo YouTube'u, kokių nutikimų, kad, nežinau, bandė kažkas nuhakinti, bandė kažkas ten užspaminti, prirašyti daug komentarų, ar dar kažką tokio, žinai, kažkaip tau pakenkti? Nebuvo, ne. Nebuvo nei YouTube, nei Instagram, nei TikTok'ui, ne. Visą laiką two-step verification turėkit.
Tikrai. Jo. Tai ar įmanoma iš to YouTube'o gyventi? Nes čia dabar daug tų visokių YouTuberių visi daro. Ar įmanoma pragyventi ir kažkokias savo pajamas, vien tik iš YouTube'o, jeigu pavyzdžiui darant? Įmanoma, bet reikia tikrai daug dirbti, reikia tikrai labai daug stengtis, kanalą reikia turėti, kur tavo tik tais, vat nieš viena yra, ne, kad ne vieną dieną filmuoti mašinas, o kitą dieną apie odą, žinai, turi turėti savo grinai paskirti, padėti žmonėm, kažkokią tai providinti value, žinai, kažkokiu būdu žmogui padėti, kuris tave žiūri, stebi ir seka, ir jeigu esi visą laiką kiekvieną, pavyzdžiui, trečiadienį, kad filmuoji, paleidi ir darai metai 2-3, po 3 metų pradėjo labai labai sektis ir pat namą nusipirkau, antras namas ir visai gerai gyvenu. Tai dabar tokiam žiūrovo mūsų apibendrimui. Svarbiausia, tas kiekvieną savaitę save rodyti, nes galbūt mūsų žiūri daugybę moterų, kurios nori pradėti, bet bijo. Tai pastovumas. Labai svarbu pastovumas. Numeris 1, numeris 2. Nes nesvarbu, ką kiti sakys, vis tiek Neklausyti, neskaityti, nusispjauti ir viskas, nes hateriai visą laiką gonna hate. Jo, gal dar kažkokių... Turėti savo sritį. Sritį, va nišą, kad... Jo, nišą, grinai, va, tik tais apie šitą ir daugiau nieko. Jeigu turite kanalą apie santykius, tik tais apie santykius, jokių vaikų, jokių mašinų, jokių knygų, tik tais apie santykius ir viskas. Viena kryptim. Tai kiek visi daugiausiai tų pinigų uždirbus iš to YouTube'o? Aš turiu kaip ir iš YouTube'o, per YouTube'ą mano kompaniją, aš reklamuoju savo produktus. Tai pernai metais 2,5 milijonų. Čia matas supreikdami. Negalvau, kad tiek pasakysiu, per visas socialinės, Instagramas, tokios, YouTube'as, email marketing. O kaip nusprendai būtent savo tą, kaip atsirado būtent dermarolinės, tu tokia iš karto, Gintarė dermaroleris, aš žinau, kad pas ten daug tų yra produktų, bet iš karto, kaip atsirado, kiek jau metų yra tavo produktai, tavo linijai? 8 bus šį rugpjūtį, 8 metai. Tiesiog visą laiką buvau pasinešusi apie odą, labai mėgau odos priežiūrą ir nusprendžiau kažkaip, kai pradėjau jau truputėlį į metus, žinai, raukšlelės pradėjo darytis, pradėjau researchinti, kas yra geriausia, natūraliausia odai ir visada patiko microneedling ir pradėjau eksperimentuoti, žiūrinėti, diginti daugiau šitą sritį ir patinka labai labai šitas sritis. Tai būtent dėl to atsirado dermaroleris, ne? Jo. O kuo jis yra, nes tu ateini į TJ Maxx ar ten kažkur ten jų milijonas? O tai dėl ko aš dabar iš tavęs čia pirksiu, nes ten tie mačiau kažkokie rūžavi ten visokie, žinai, ten ir visokie. Tai kuo mes? Nes spalvoje esmė, pas mane yra trademarkas, kad turiu su tikrom adatėlėm, nes visi dermaroleriai neturi adatėlių, turi tokius kaip peilio tokius formos, žinai, trikampius ir jie yra labai pavojingi iš tikrųjų odai, tai aš pradėjau eksperimentuoti, iš tikrųjų gali sugadinti odą gan nemažai, nes pas mane yra klientų, kurie naudojo tos fake dermarolerius ir ateina. O gal turi parodyti? Fake, jo, kas yra fake'as, kas yra real? Tai va, čia gali pažiūrėti. Tai čia fake'as? Jo, čia fake'as, matai, viduje yra tie tokie spigliai. Oh my god. Jo, vat jie ir ateina su tais tokiais spigliais, matai? Taip, galima daleiskim šitą parodyti. Pas mane, matai, matosi adatėlės tenais. Jo. Tai čia yra pagrindinis skirtumas, kad aš turiu su adatėlėm ir pirma, kaip ir paleidau Amerikoje dermarolerių su tikrom adatėlėm, turim trademarką, žodžiu, viskas legaliai padaryta, niekas neturi daugiau šito. Ir yra 1000 žmonių, kur palieka. Turim šiuo metu 5 žvaigždučių reviews, 71 000 review, 5 žvaigždučių. Aš pati esu bandžius, skausminga, bet veikia, žinai. Kaip sakant, jau tos, kurios gimdžiusios, tai žinokit, mažiau skauda negu gimdymas, bet skauda, bet kadangi dėl grožio ko nepadarysi, tai veikia. Veikia, tikrai veikia. Šitą rekomenduoju, nuskausminti, nušaldantis kaip lietuviškai.
Jo, iškosmina. Nu, Jo, užvaldantis. lidukaivės, jo. Nu, aš jokių netepiau, žinai. Naudoju. Bet jeigu kažkam labai yra žmonių, kur labai labai jautrus, galima šitą naudoti, uždėti 10 minučių prieš tą, nuvalai, po to ir olinį ir neskauda. Jo. Tai iš visų tavo produktų, kuris yra toksai pats pelningiausias? Galbūt dermaroleris, ne? Jo. Vienareikšmiškai. Jo, šitas. Tai žmonės labiausiai būtų 0 vėžį išveikiau? 0,25 arba 0,5 pusė čia vienas, jo, yra šitie du patys geriausiai. Pats daugiausiai. Tai žmogui, kuris nori atvažiuoti iš Lietuvos gyventi į Ameriką, tai tas kelias koks yra, jis lengvas, sunkus, nes daug kas atvažiuoja, tai čia Amerika tokia didelė, tų darbų pilna, viskas atrodo kaip easy peasy, visi laukia. Kokia tavo patirtis? Nu, nelengva. Pirmi 2-3 metai buvo labai ypatingai sunkus. Reikėjo stipriai dirbti, stipriai prasimušti, susipažinti su tam tikrai žmonėm, kurie padėjo tenais ar tenais, finansiškai ir taip toliau per tam tikrus žmonės randi vis tiek kelią kažkur. Manau, žmonės, su kuriais tu esi susuptas, yra gyvenime labai svarbu, kur tu papuoli į kokią grupę. Nu, tikrai nelengva, galiu pasakyti, tikrai nelengva, bet tikrai buvo verta, buvo ašarų, buvo daug skausmų, bet praėjom šitą ir dabar viskas gerai. Tai kaip sakant, visur būna ups and downs. Nu, jeigu nori gyvenime bet ko pasiekti, ar santuokoje, ar su vaikais, tu turi grindinti, tu turi mokintis, išmokti, susipažinti su tam tikrai žmonėm ir prasimuši. Jo, visa, tiesa. Kantrybė, patience, a lot of patience. Jo. Tai, pavyzdžiui, jeigu žmogus nelegalas, neturintis dokumentų, tai jau visiškai turbūt, nu, jam Amerika net nėra pasvajot. Ženytis. Ženytis, ne? Taip ir pati, ne? Iš meilės ženytis. Taip ir pačios susitvarkymas, taip, momentu. Taip. Jo, buvau susituokus 4 metus ir jo. Tai susitvarkė dokumentus. Jeigu tavęs kažkas paklaustų, kur yra tavo namai? Čia. Tai viskas Miamis tikrai tavo namai ir... Jo, tikrai. O neplanuoji grįžti į Lietuvą, nes... Ne. Viskas gerai, žinai, yra žmonių, kurie senatvė galvo, dabar čia padirbsiu, papahalinsiu, užsidirbsiu, nu, kai senatvė bus, tada važiuosiu į Lietuvą ir ilsėsiuosi, žinai, ir ten eisiu. Ne. Čia, mano namai yra čia, niekur kitur nenoriu, niekur kitur Amerikoje nenoriu, nei Lietuva, nei Europa, nei Australija, Miamis, mano namai. Tai pati geriausia vieta, kur taip pat... Man asmeniškai, mano širdžiai, nežinau dėl ko, man tiesiog čia gera. Tai kas tame Miami yra tokio, kas tave taip jau... Mano siela, mano širdis jaučiasi kaip mano namai, gal iš praeito gyvenimo ar kažkas nežinau, bet man, čia jaučiasi mano namai, mano rojus, man siela ir širdis, viskas jaučiasi labai gerai. Man čia kaisas yra. Dar kitas klausimas, kurią pamiršau tavęs paklausti. Atrodai labai nuostabi ir tavo oda yra tikrai beprotiškai graži. Tai kiek tau metų, jeigu nepaslaptis? 39 beveik, už 2 mėnesių. Tai savo odą, botoksai, kažkokie fileriai. Jau. Nėra botokso, jokių filerių, jokių lazerių, dermarolerių. Tai jeigu mes dabar visok nusipirksim po dermarolerį, tai... Jeigu nuoširdžiai darysite kiekvieną savaitę, taip, daug laiko skirsite savo veido priežiūrai, nereikia, prasme, daug laiko, bet reikia būti, pastoviam. Pastoviam gyvenimą visur, versle, šeimoje, santuokoje, prižiūrėti vaikus, jeigu tu prižiūrėsi, kaip dantis mes plaunam, jeigu tu kiekvieną sekmadienį daleiskim, montuosi dermarolerį, po metų, po 2 tiesiog, oda švyti, nes tikrai yra labai daug moksliškai įrodyta, kad tikrai priverčia tavo kolageną natūraliai oda gaminti su šituo roleriu. Tai aišku, čia raudoną red light therapy panaudoju ir neplaunu odos rytais, yra irgi labai didelė įtaka. O daug ko negalima plauti ryte? Oda, nes turi biofilmą, turi tokį kaip lipidų barjerą. Sveika turėti tą bakteriją. Mūsų oda gamina tą bakteriją per naktį
Ir kaip atsibundi ryte, truputėlį būna riebaliukai, ne? Riebaliukai, Tai jo. tie riebaliukai iš tikrųjų labai labai sveika. O mes į tos riebaliukus nuplaunam su tom gerom bakterijom, probiotikais praktiškai. Gal dar kažkokių tipsų turis moteriam papasakoti, nu va, esi nesenai, kiek tavo vaikučių dabar laiko? 6,5 mėnesio. Ir tu atrodai, čiutko ne ant scenos dėki, visa tokie. Tai ką darai? Išduok kokių paslapčių, tipsų, kaip taip atrodyti? Nu, gal prasideda nuo meilės savo. Tikrai žiūriu, ką valgau, ką įdedu į burną, tai pasakius, nes nevalgau jokių gluteinų, nevalgau jokių bandelių, ten picų, pastų ir taip toliau. Makaronų, tikrai orientuojuosi į geros kokybės mėsą ir kiaušinius ir daržovės ir labai esu apsiskaičiusi apie žarnyno veiklą ir įtaką mūsų svoriui ir grožiui ir anti-aging. Ir tiesiog sportuoju, svorius esu nusipirkus, jogos kilimėlis, kiekvieną dieną bent 20 minučių lengvo sporto. Tikrai nėra ten sunku, nėra, kad raumenis reikia, kad skaudėtų, nereikia persilaužti, manau, kad nereikia ten į sporto klubą eiti 2 valandas kiekvieną dieną, tiesiog būti aktyviam, mylėti sportą, mylėti save, eiti pasivaikščioti kiekvieną dieną po pusę valandos ir labai sveika, labai gera, gerus vitaminus, daug vandens gerti, skysčių, gerai miegoti, tiesiog mylėti save. Tai supratau aš iš mūsų pokalbio, kad visur turi būti, kaip sakant, ir balansas, ir visur turi būti tas tęstinumas kiekvieną dieną, kad ir po 20 minučių. Tiesiog, kaip ir spermarolį, vieną kartą į savaitę, viską pastoviai tą patį daryti ir tada būna rezultatai. Bet ėjom ryte pasivaikščioti ir aš taip darau 2 kartus per dieną, 20-30 minučių vaikštau lauke. 2-3 kartus per savaitę pakilnoju svorius, tiesiog YouTube nemokamai įsijungiu kokį kanalą, parodo mergina, aš tą patį padarau ir normaliai. Tai ką, labai ačiū tau. Visos dabar Gintarės patarimų prisiklausę, nežinau, prižiūrėsim odą labiau, prižiūrėsim savo figūrą labiau. Ir ką, toliau. Ačiū labai. Toliau. Lauksiu, žiūrėsim. Ačiū labai, kad žiūrėjote.